Sveiki, mėlyjei. Šį vakarą nusprendžiau parodyti jums savo plaukų priežiūros priemonės. Kai kurios šiuo metu naudoju produktus, kitus juos išnaudojus, tai pasilikau buteliukus jums parodyti ir kitus žadu mesti laukan. Tai pirmą produktą norėjau parodyti šitą šampūną. Jį pirkau iš Selės parduotuvės ir yra Palmer su kokosų aliejum. Esu labai patenkinta šituo šampūnu. Šitas šampūnas yra sausiems pažeistiems plaukams, šiek tiek dažytiems plaukams ir yra su kokosų alieju ir keratinu. Pripildo, duoda žvilgėjimo ir taip pat pakelia netgi nuo šaknų, jie tampa tokie, papilnėja tokie, tarsi plaukų kiekį vizualiai padidina. Tas man labai patinka, esu labai patenkinta, nes tikrai plaukai tampa labai švelnus po šito šampūno, esu labai patenkinta. Taip pat su juo, prie jo nusipirkau ir kondicionierių, taipogi irgi su kokosų alieju ir keratinu ir vitaminu E ir taip pat be sulfatų, be parabenų, irgi tokiem žmonėm, kurie neturi labai daug plaukų ir tokie, kurie prigulė tarsi. Tai va, šitoks šampūniukas kondicionierius man jau labai patinka. Esu be galo patenkinta, pirksiu dar tikrai. Toliau šiuo metu irgi nusipirkau to pačiu ir argan aliejų plaukų galiukams, ne tik tai plaukų galiukams, galima jį naudoti ir visai galvai, tiesiog pagal kiek jums reikia iš tikrųjų. Patinka ir kvapas, patinka, man viskas patinka apie šitą aliejuką. Jisai įpakuotas į tokią dėžutę. Yra čionais 60 ml. Neatsimenu, kiek tiksliai kainavo. Irgi iš Selės parduotuvės pirkau. Dabar atidarysime. Ir atsiprašau, čia mano katė vaikšto pro durų angą specialiai katėm. Na ir va toks buteliukas. Rašom plaukų formavimui, toks kaip eliksyras. Plaukiukas pakibo. Tokia žvilganti melsva spalva. Toksai tiesiog paspaudi. Daug jo nereikia, labai mažai. Ir manau, kad tikrai ilgam užteks man jo. Taip pat iš vienos kirpėjos nusipirkau tokį kaip kompleksą. Norėjau, kad man plaukai greičiau paaugtų. Tai jinai man pasiūlė va šitokį
irgi online galima nusipirkti. Aš nusipirkau iš jo salono. Man kainavo 30 svarų šitas visas kompleksas. Vadinasi Rejuvex. Taip čia turbūt pasakė. Žodžiu, pilnesniem plaukam, kad būtų pilnesni plaukai, storesni, sveikesni, bet taip pat padeda, skatina plaukų augimą. Na, aš ant savęs pastebėjau, kad tikrai skatina, nes man aš šiaip tai retai einu pas kirpėją, man dažnai nereikia. Ir dažniausiai einu kas pusmetį dažytis, bet praėjus 3 mėnesiam jau pastebėjau, kad jau man plaukai labai nuaugę. Žodžiu, į šitą įeina. Čia yra ir vyram, ir moterim taip pat gali naudoti. Irgi yra netestuotas ant gyvūnų, tas irgi labai svarbu. Tai va, aš jau juos išnaudojau. Ir čia yra šampūniukas. Ir čia yra kondicionierius. Šitas kondicionierius yra labai toksai įdomus. Reikia įtrinti į galvos odą ir tada juntamas toksai kaip šaldomas toks poveikis. Toksai tarsi, toks labai įdomus ir parausta oda, jeigu lieti kur nors, lieka ar čia, tiesiog kur, kaip plauni galvą, vis tiek rankomis lieti, tai jeigu patenka kur nors ant odos, tai tuo momentu oda štai parausta toje vietoje ir ant kaklo, kai plaukai tiesiog krenta ant kaklo, tai irgi tokia paraudus oda būna, bet paskui praeina, aišku. Ir taip pat į šitą kompleksą įeina purškiklis. Čia jau po visko įtrinus galvą yra toksai purškiklis, aš jau dar turiu. Tai šitą visą sunaudojus, šitą jau galima naudoti po paprastų, po kitų šampūnų. Yra toksai tiesiog purkšti ant galvos odos, ne ant pačių plaukų, bet čia yra vitaminų kompleksas. Irgi taip pat padeda plaukam greičiau augti. Reikia į pačias šaknis purkšti. Labai nedaug. Ir paskui įmasažuoti į galvą. Tai va, čia būtų tokie produktėliai. Taip pat esu jau išnaudojusi šitą. Yra kaukė galvos. Labai esu šuniuką uždarius kitą kambarį, nes labai triukšmau. Šiandien kaip nekeista, labai viskas trukdo man filmuoti, aš nežinau. Tiesiog neįmanoma. Jinai tokia intensyviai drėkinanti kaukė yra, tai aš ją karts nuo karto. Arba jeigu pasibaigus kondicionieriui, aš visą laiką jos dasiperku, kad kad turėčiau. Irgi labai gera, aš jau ne pirmą kartą perku.
kosmo. Esu ja labai patenkinta. Ir prieš tai buvau pirkusi va tokį šampūną, jau irgi esu išnaudojusi, jau nieko jame nebeliko. Yra Biolage Matrix Biolage. Irgi va, kad padidintų kiekį plaukų. Volume Bloom Cotton šampūnas. Irgi be parabenų. Aš nežinau. Nepasakyčiau, kad labai patiko man šitas šampūnas. Galiu pasakyti, kad neblogas, bet kad jau pulčiau rekomenduoti, nelabai. Irgi kondicionierius prie jo buvo, bet jau išmečiau. Nusipirkusi turiu tokius 2 produktus. Milkshake. Irgi galvojau, kad bus čia superinis efektas, bet nieko panašaus. Čia rašo šitas Booster Milkshake Integrity Booster 150 ml. Jį reikia užpurkšti ant plaukų ir palaukti, kol jie išdžius, arba prieš plaunant galvą tiesiog išpurkšti plaukus, palaukti, kol jie išdžius, bet arba juos išdžiovinti su fenu ir tada tik tai plauti galvą. Aišku, rekomenduojama naudoti jų šampūną, bet aš jau šampūnų nenusipirkau, tai va šitą produktą ir šitą purškiamą kondicionierių, kur galima purkšti jau išsiplovus galvą. Į plaukus purkšti ir palikti tiesiog. Leave-in conditioner, milkshake. Bet visiems plaukų tipam rašom. Nežinau, kad būčiau labai patenkinta, jau irgi nepasakyčiau, kad didelio efekto kažkokį tai pajausčiau. Man šiuo metu pilnai užtenka to naujo šampūno iš Palmers ir aliejuko, argano aliejuko iš tikrųjų. O šitą aš, kad išnaudoti, tiesiog gaila išmesti, tai aš jį naudoju, kad tiesiog pajuntu dienos metu ar kada pajuntu, nebūtinai tą galvą plauti, tiesiog jeigu man plaukai kažkur tai pasausėja ar ką, tai aš paimu papurškiu šiek tiek. Tai va, taip ir sunaudosiu šį kvapą, šiaip neblogas. Malonus toksai, tiesą pasakius, gal net ir pakankamai intensyvus toksai, toks švelnus kvapas toks. Toksai va. Toliau, ką aš čia toliau turiu parodyti. Dar turiu parodyti va šitokį. Mesiu aš į laukan. Aš taip ir jo nesunaudoju. Jau seniai pas mane jis guli. Rašo didinantis plaukų kiekį, volumaizer. Bet, ką žinau, nesu aš jau labai patenkinta. Čia jį reikia įtrinti išplovus galvą. Bet, kad didelį efektą pajausčiau, nepasakyčiau. Gražus, aišku, buteliukas toksai iš Bed Head.
Esu pirkusi šampūnus iš Bedhead, iš Salės parduotuvės taip pat. Volumizing šampūną didinti plaukų kiekį ir buvau visai jo patenkinta. Visai man patiko. Toliau dabar parodysiu, kokį šampūniuką nupirkau vaikiukams savo. Čia va toksai ekologiškas produktas, 99,2 natūralus, jautrai odai, nėra jokių dirbtinių kvapų ar spalvų, su levandom, tai aš galvoju, kaip tik va toksai raminantis prieš miegą. Čia galima ir galvytę plauti, ir kūnelį, žodžiu. Čia iš Tesco pirkau, iš to sveiko skyriaus, kur buvo rašo Natural Organic Cosmetic, organiška kosmetika, Green Life according to kažkokie tai jo, net yra aloj sulčių. Žodžiu, neblogi ingredientai. Ir kvapas toks levandų kvapas, aišku. Apramina vaikiukus prieš miegą. Išmaudai ir į lovytę. Levandą kvepiančius. Tai va. Dar tokį nupirkau iki vaikučiam. Tokį va. Peppa Pig. Čia yra toks kaip bubble bath ir burbulinė vonė padaryti. Kas man labai patiko, aš netgi neatidariu šito pakelio, pauošiu ir man tas kvapas toksai geras. Toks kvapelis, toks, nežinau, saldainiais ar kuo toksai kvepia, toks nežinau, imk ir valgyk. Tikrai vaikiukam. Viskas lyg tai. Atsiprašau, kad reikės man šiek tiek iškirpti kai kurias vietas iš to video, nes ar tai šuo loja, ar tai katė kažką tai traškina. Žodžiu, šį vakarą man visiškai visi trukdo, absoliučiai neįmanoma normaliai nufilmuoti. Jums vakaro ar dienos. Susitiksim greitai.